Esame labai gražioje vietoje, Dauginčių atodangoje, kitaip vadinama Lietuvos Šveicarija. Čia teka pačioje Minėje ir kalno aukštis yra 22 metrai. Graži ta mūsų Lietuva, graži šalis, gera joje gyventi, bet vis kažkur mes kliūname. Tai ekonomika pas mus yra tokia nestabili, tai išgyvenimo lygis yra gana žemas, daug žmonių badaujančių, daug žmonių turintys nepritekliaus. Tai kokie tie metai tai mūsų šaliai Lietuvai? Ko tikėtis ir kaip pakeisti, kad gyventume žymiai geriau, kaip toje Šveicarijoje? Tai labas vakaras, rytas, diena, naktis, žiūrint, kada jūs esate prie kompiuterio arba stebite šitą įrašą telefone arba kitam prietaise, tai kalbam toliau apie prognozes. Ir jeigu uždavėte klausimą apie mūsų šalį, tai bendra tendencija, kad tai ko gero bus viena saugiausių vietų pasaulyje, kalbu ir apie 2024, 2025 ir 2026 metus. Ir bendros tendencijos, kurias mes paminėjome prieš tai buvusiame įraše apie bendrinės tendencijas arba bendrinės prognozijas 2024 metams, jos galios ir Lietuvai. Tai pirmas dalykas, nebus palankus metas kaupti karmą, kaupti negatyvę karmą. Tai vadinasi, pati vibracija, pati atmosfera tvyranti energetika ore, ne? Jinai, jeigu prieš tai mes kalbėjom, jinai buvo palanki tiem negatyviom tendencijom, tai dabar ne tik, kad nepalanki, jinai tiesiog net sudarys sąlygų, tai nebus sąlygos tą daryti. Nors tai nieks nedraudžia, jeigu nori blogai kažką daryti, gali toliau blogus darbus daryti arba eiti prie žmogų, skriau žmogų arba panašiai, kaip dabar mūsų valdžia daro. Bet tai nebus su pasiekmėm. Tai tiesiog ateis laikas, kai jeigu prieš tai darėjai, tau nieks per galvą nedavė, tai dabar gali gauti ir per galvą, gali gauti labai stiprų smūgį atgal. Atatranka, ateis atatrankos laikas. Ir dar viena tendencija, kurią aš kalbėjau, tai kad tas toksai burbulas, kuris atsirado dėl to, kad kažkas kažką pažemino, paniekino arba nustūmė, kažkas save iškėlė, kažkas kitą pastatė žemiau, kažkas jaučiasi teisus, kažkas mano, kad tu neteisybę kalbi arba darai kitaip, arba blogai elgiesi. O tas burbulas, jisai kaupėsi to ir jisai kaupėsi irgi Lietuvoje. Ir kalbant apie Lietuvos pusę, pasaulio dalį, kur yra Lietuva, tai vėlgi galima sakyti, kitus metus, galima 24 metus kelti į dvi dalis. Pirma yra dalis iki gegužės, birželio imtinai ir kita po. Tai labai pažeidžiama laiko atkarpa Lietuvai kitais metais bus gegužės, tai yra jau nuo Velykų iki birželio, nes labai suaktyvės norintys įtvirtinti tai, kas uždirbta, padaryta nesąžiningų kelių. Tiesiog bus labai stipriai netgi perspausos ladus, ta prasme, kad jo akivaizdžiai tos vagystės kažkokios, tai jeigu daromos, tai jos tiesiog bus iš rankinuko trauks pinigus ir šypsosis ir sakys, kad viskas gerai. O tas bus labai aštru pavasarį, bendrai. Tai yra palankus metas korupcijai suklestėti, labai stipriai palankus metas negatyvioms tendencijoms ekonomikoje, dar labiau suaštrėti, nes galbūt ir kainos kils, ar dar kažkas tai. Bet
tai bus tik tai iki gegužės. Toliau viskas rims ir, kaip sakiau, atsiras kažkas nauja ore, naujas oras, nauja oro sudėtis, kurioje tą orą įkvėpus, tas oras smegenims darys didelį poveikį ir žmonės tiesiog darė nusikaltimą, darė kažkokį tai blogą darbą ir tada pradės suvokti, o to aš daugiau nebedarysiu. Taip pat šitas momentas yra labai svarbus, kadangi užprogramuota Akašuose elitų pasikeitimas arba pasikeitimas prasidės jau pradžioj vasaros, o iki metų galo tas labai bus aišku, netgi bus nušluotas organizacijos, žmonių grupės, bendruomenės, burbulai tie socialiniai, nušluotas ne ta prasme, kad jas kažkas išnaikins, ne, tiesiog jų vibracija netitiks to, kas jau yra ore, kas jau bus ore užkoduota. Tai lyg tai bus tokie keisti dalykai, žmonės kalba, bet niks jų negirdi, žmonės kalba, anksčiau juos rimtai priimdavo, o dabar, tai yra antroji kitų metų pusė, jie atrodys labai juokingi. Ir jie patys savo atrodys labai juokingi, bet kalbėti kitaip negalės, daryti kitaip negalės. Todėl natūraliai keisis aukščiausias ešalonas. Ir tos organizacijos, kurios dabar yra ant tų senų karminių pamatų išbujojusios, išaugusios, save tai pastačiusios į tokias neklystamas aureolės, kurios viską gali, tai dabar labai tuo galima bus abejoti, kadangi žmonės tą orą, tą kitokią tvyrantį atmosferą iš karto pagauna ir nežino kodėl, bet jie elgiasi po to labai neracionaliai, bet taip elgiasi, kaip diktuoja tą visą naują vibraciją. Ir ta nauja vibracija, jinai nušluos, po truputį nušluodinės, išplaus tą visą senų pamatų, ant senų pamatų pastatytus, reiškia, politinius, ekonominius, socialinius darinius. Bet atsiras kita labai tokia sudėtinga tendencija, labai bus tokio laikas, kuris reikalaus labai stipriai koncentruoti savo dėmesį į praktinius dalykus. Vėlgi aš kalbėjau prieš tai, kad oriniai tie dalykai, tokie bla 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 pliurpalai, jie neturės jėgos, energijos. Ir tam, kad kažką įrodyt, reikės faktinės medžiagos visą laiką. Tai vadinasi, tai, kas buvo daroma kaip propaganda, toks dalykas kaip propaganda iš viso labai liūdni dalykai bus. Ką aš noriu pasakyti, kad labai laikmetis reikalaus praktinių medžiaginių žingsnių, kur reikalinga bus pasiskaičiuoti. Sprendimai turi būti priimami ne emociškai, ne remiantis impulsais iš hormonų, bet šaltų protų ir racionaliai skaičiuojant resursus. Ar tai būtų šeima, ar tai būtų organizacija, ar tai būtų valstybė, ar tai būtų kitas kažkoks žmonių junginys ar organizacija, kitą pavadinsim. Tai vėlgi tai kels labai daug įtampos, tai kels labai daug irzulio, nepasitenkinimo, bet dažniausiai tas irzulys, nepasitenkinimas, įtampa, jinai orinė, po tą nebus jokio pagrindo. Ta įtampa kels galbūt tos energijos, kurios dar maitinosi tą orų, ar ne, orinėmis tos propagandos energetikomis. Bet kadangi ta propaganda žodis visą laiką, kuris neturėjo jokio pamato, o dabar bus taip, kad tas pamatas bus reikalingas, tai žmonės labai pradės tą skirt. Ir atsisuks, ir lyderystė bus tų pusėje, kurie sugebės ir racionaliai skaičiuoti, ir pragmatiškai kažką tai pasiūlyti sprendimus,
ir sugebės nuimti tas įtampas nereikalingas, kurios atsiranda dėl tų dalykų, kur aš paminėjau. Taip kad... Tai kiti metai yra rinkimų metai, tai galbūt mes galime viską pakreipti savo vagą. Tai žinoma, kiekviena valstybė, aišku, kažkas sakytų, nieko tie rinkimai nelėmė, jie ten pasistamdo dirbtinį intelektą, nusisamdo kažkokiu tai firmų iš Amerikos, kuris atvažiuoja ir viską sustato į lentynėlės, kas turi laimėti ir kaip kas turi nubalsuoti. Tai panašu, kad nelabai tas pavyks. Panašu, kad tas visas modeliavimas būsimo politinio elito arba ekonominio elito arba tų visų galvų, kurios bus prieki tautos, tai nebus taip paprasta padaryti tais mechaniniais, intervenciniais, technologiniais būdais. Vis dėlto tie burbulai, emociniai burbulai, kurie kaupėsi tiek laiko, jie pakankamai galingi ir jie sprogs. Jie po truputį išleis iš savęs orą, o tai bet kokiam technologijom arba bet kokiems rinkimų rezultatams, kurie paremti bus technologijom, nebus palanku. Tai gali būti taip, kad žmonės ieškos ne vien tik tai dar nuleisiu savo tą kalbėjimą į buitinį lygį, kad būtų suprantama, apie ką aš kalbu. Tai žmonės ieškos ne tiek, kad tų, kurie garsiai kalba ir daug kalba, bet reikės parodyti pavyzdžių, darbus nuveiktus. Realiai nuveikti darbai ir tokie darbai, kurie tikrai įrodo, kad pokyčiai yra labai reikalingi, pozityvūs ir kad tai į ateitį žiūrima, o ne į savo kišenę. Tai belieka palinkėti visiems aktyvumo, kitais metais nemiegoti, nelaukti, kad kažkas atneš iškeptą balandėlį ir įdės į lėkštutę, o tiesiog būti aktyviems ir keisti pasaulį nuo savęs.